gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiami mokytojai, konferencijos dalyviai. Iš tikrųjų, labai malonu, kad jūs taip gausiai susirinkote šitą konferenciją svarstyti temą, kuri mūsų visuomenė, mūsų valstybei svarbi dėl daug priežasčių, dėl istorinės patirties, dėl sparčiai besikeičiančio pasaulio, emigracijos ir kitų paminėtų dalykų. Iš švietimo perspektyvos aš galbūt norėčiau keletą tokių dalykų pastebėti. Tai vienas pilietiškumo samprata, ką jau ir prieš tai kalbėjusiai paminėjo, labai svarbu, kaip mes ją suprantame ir matyti diskusijos ir ši konferencija padės tą supratimą ir toliau gilinti. Pilietiškumas iš tikrųjų yra plati kompetencija, ar kaip ją pavadinsim, ir ją įeina labai daug dalykų. Įeina ir asmens pasitikėjimas savim, supratimas savęs kaip bendruomenės nario, kaip komandos nario, kad valstybė tai nėra kažkas kitas, valstybė tai yra, mes esam tam tikra bendryje. Tai yra ir mokėjimas bendrauti, diskutuoti, reikšti mintis ir daug kitų dalykų. Ir tada, kai mes patriotiškumą taip plačiau suprantame, tada suprantame, koks iš tikrųjų yra bendras darbas, bendras uždavinys pilietiškumą, patriotiškumą ugdyti, jį palaikyti, jo nestelgti taip, kad jis būtų mažinamas. Matyti, pagrindinis dalyvis, ugdant pilietiškumą, patriotiškumą yra šeima. Ir švietimo sistema jau eina tik tai po to, bet kaip valstybės instrumentas įtakoti šios procesus, tai švietimas matyti yra įtakingiausia sritis. Ir šios konferencijos pavadinime taip pat galima pamatyti tam tikrą jungtį, kaip ir pilietiškumo ugdymas mokykloje, po to dvitaškis paveldėjimas. Nes paveldėjimas tai iš tikrųjų pilietiškumo ir patriotiškumo tą dvasią gali paveldėti matyti iš tėvų, iš mokyklos nelabai paveldėsi. Tai čia pavadinime ir yra ta jungtis tarp švietimo ir šeimos. Kokie yra mūsų mokiniai pilietiškumo, patriotiškumo prasme? Tai Lietuva dalyvauja tarptautiniuose tyrimuose, kur 38 pasaulio valstybės pagal vieningą tokią metodologiją keletą kartų buvo tyriamos jaunimo mokinių būtent 8 klasėje, tai 13-mečiai, 14-mečiai, sampratos, supratimas apie valstybės procesus, demokratiją, nuostatos į savo valstybę, dalyvavimas organizacijose, būtent plačioji pilietiškumo samprata. Tai Lietuvos rezultatai yra vidurkis, ties viduriu. Tai kadangi tos 38 valstybės yra vakarų išsivysčiusios valstybės, tai galim sakyti, kad kaip ir neturime tokio labai didelio pagrindo save peikti dėl kažko, bet natūralu, kad visada yra didelė erdvė tobulėti. Ir matyti, tyrimas gal ne visada visus aspektus ir užčiuopia. Ir tai, ką paminėjo Seimo pirmininkė, būtent tas emigracijos tie procesai ir kaip žmonės jaučiasi išvykę iš šalies, jie galbūt šiek tiek ir parodo, kad tyrimas atskleidžia tam tikras nuostatas, bet tas giluminis ryšys su valstybe, jisai, matyt, nėra toks jau labai gilus, jeigu žmogus išvykęs ir kitur pabuvęs metus ar kelis, tą ryšį pradeda pamiršti ir jis jam netampa toks svarbus. Tai žiūrint, tai iš tikrųjų darbų čia yra daug, yra ir gražių pavyzdžių, konstitucijos egzaminas ką tik neseniai vyko, moksleiviai dalyvavo labai gausiai, lygiai tai 10 kartų gausiau ir entuziastingai dalyvavo. Misija Sibiras, kur iš tikrųjų daug žmonių dalyvavo ir atrankoje ir panašiai, nors ten iš tikrųjų verštis į tokį mini pragarą, karštį tarp podų nebuvo labai kažkokių kitokių motyvų. Švietimo sistema, kaip šitame kontekste atrodo. Tai jeigu pilietiškumas ugdymą suprasti kaip pilietiškumą, kaip plačią kompetenciją, tai iš tikrųjų yra neverta tikėtis, kad viena pamoka ar vienas kažkoks projektas gali šitos dalykus pakeisti ar labai esmingai išjudinti. Dėl to svarbu švietimo sistemos kaip visumos kaita ir turinio prasme, ir požiūrių nuostatų prasme. Tai tie procesai vyksta, galima pastebėti, kad, pavyzdžiui, demokratiškumo mokyklose mūsų jo daugėja, iš tikrųjų mokiniai vis labiau dalyvauja
priimant tam tikrus ir mokyklos vidinius sprendimus, ir renkant seniūnus, atstovus, mokinių tarybą. Ir bendra nuostata yra didinti mokyklų savarankiškumą, tai tos demokratinės erdvės daugėja mokyklose. Ugdymo turinys, ta tokia raštiška forma, jis irgi keičiasi, pereinama nuo žinių, link gebėjimų ugdymo ir panašiai, kad tai vis greičiau virstų realių mokymų, didelis labai svarbus mokytojų nuostatos, supratimas, pasirengimas tos dalykus taikyti. Tai, ta prasme, svarstydami pilietiškumą plačiaja prasme, galim suprasti, kad ir, pavyzdžiui, šiuo metu svarstama pedagogų tobulimosi koncepcija, matyt, yra labai svarbus konkretus veiksmas ir jeigu iš jo seks konkretus pokyčiai, kad mokytojų tobulinimas jis taptų efektyvesnis negu buvo iki šiol, tai tų tokių kaitos aspektų nemažai. Yra pilietiškumo ugdymui skirtos 9-10 klasėje po vieną savaitinę valandą. Dažniausiai istorijos mokytojai ugdo, jūs tą žinote. Tai norisi palinkėti jums įdomaus darbo, gerų įžvalgų, pasikrauti tos energijos tolimesniems darbams šioje srityje. Ir norėtųsi palinkėti ir tokios pozityvios energijos šitai konferencijai, diskusijoms, nes būtent pasitikėjimo valstybė ir savęs kaip šitos valstybės bendruomenės nario sampratai jaunam žmogui labai svarbu ir tas bendras fonas. Kiek mūsų diskusijos suaugusių yra pozityvios, o kiek mes nueiname į padėjavimus ir panašiai. Nes kaip tas pats tarptautinis tyrimas rodo, jaunimas dažnai yra entuziastas ir panašiai, ir po to kažkur išėjus iš mokyklos, iš universiteto, patenki matyti tą realybę ir jinai taip slopina. Tai dar kartą linkiu įdomaus darbo, įdomių diskusijų ir pozityvumo svarstančios klausimus. Dėkui.